Sveiki, esu Aida Čepukaitė, gyvename kaime, dalinuosi savo gyvenimo patirtimi, tokia kokia jinai yra, kažkam gali būti neįdomi, kažkam ne, bet mano pagrindinės temos tai yra apie tai, kaip mes gyvename kaime, mes gyvename iš tikrųjų kaimo glūdumoje arba pasvirasis brūkšnys šiknoj. Mums tai patinka, kviečiam žmonės į svečius, atvažiuokit. Ir kadangi šitas video yra toks ilgas, norėčiau jį suskirstyti dalimis tam, kad jeigu kažkas yra aktualiau, kažkas mažiau, galėtumėte atrasti. Sveiki, aš esu Aida, pagaliau esu čia po kurio laiko, seniai filmavom, nebuvo laiko, vaikai augo, sirgo, vėl kažkas atsitiko. Na ir jau esu tokia kelių dienų miegą turinti, nes nustojau ir maitinti savo mažąją metų 10 mėnesių, tai tikrai po truputį atsigaunu, kaip sakau. Tikrai ir savo papildų pagalbą, kuriuos siunčiuosi iš Vokietijos, apie kuriuos pakalbėsim plačiau vėliau. Bet labai smagu būti čia, bet tokių papildomų trikdžių, nes ir vaikai lipa ant galvos ir tas, tai toks faina pagaliau pratęsti temas apie maistą ir gyvenimą. Mes gyvename kaime, vidury niekur, tarp Molėtų, Giedraičių ir Vilniaus, sakykim taip. Nes vaikai eina į mokyklą į Molėtus, gyvename čia, tas toks žvyrkelis 9 km, nusipirkome labai seną sodybą, kurią remontavom ir remontuojam ir turbūt visą gyvenimą remontuosim kažką tai. Ir iš tikrųjų mums tas gyvenimas patinka, ypač dabar jau, kai mes turim tas tokius būtiniausius ir netgi daugiau negu būtiniausius komforto dalykus. Ir iš tiesų kažkaip norisi dalintis tam savo žiniom, nes dirbam abudu su vyru maitinimo sektorėje, maitinimo srityje, su mokymais ir taip toliau. Mūsų kasdienybė tai yra dabartiniu metu krosnelių kūrimas, maisto gamyba, vaikų vežimas į darželį, vaikų gydymas, nes vis tiek vaikai šiek tiek serga einant į darželį, kai neina, aišku, neserga. Na ir turbūt būtų įdomu pristatyti ir papasakoti, ką mes veikiame ir šiuo metu ir ką mes veiksime arba kokie yra šių metų planai. Tai 2025 metais vienas iš planų yra pradėti aktyviai grįžti į sportą. Žinau, kad tikrai mamyčių yra tų, kurios sugeba ir vaiką auginti, ir sportuoti, ir viską labai efektyviai daryti. Man šiuo atveju sunkiau tai sekasi daryti, aš tikrai mėgstu sportą, ypač mano mėgstamiausias sportas yra bėgimas. Ir sporto salė, ir laukia, ir visur. Ir iš tiesų kažkaip neturėjau noro čakrų kažko tai daryti, to bėgimo, bėgti. Vat nebuvo tiesiog. Ir dabar kažkaip žiūriu, kad po truputį išsimiegu, geriau jaučiuosi, nes abu vaikai yra mažamečiai ir vienas po kito. Maitinimas ir žindymas ilgas ir nėštumas, aišku, turi tą savo įtaką kūnui ir matyt moraliniai tai būsenai, kad aš kažkaip tai nelabai norėjau sportuoti. Vienintelis kas dalykas man pasisekė, tai aš buvau iš tų, kur maitina ir svoris krenta, ir tų, kur greitai atsistatau po gimdymo, nelabai darydama kažką, galėdama viską valgyti, ką noriu. Nustojus maitinti, iš karto jaučiasi tas, kad norisi sveikiau maitintis, grįžti, gaminti daugiau, užsimti tais dalykais, nes iš tikrųjų tam daugiau lieka laiko, nes tas vaikas, kuris būna maitinamas, yra toks labiau poreikis tos mamos. Aišku, mažoji tikrai ir šiaip yra tokia maminė biški, bet ir sūnus lygiai tas pats. Abu vaikai yra planuoti, planuojam dar ir gal daugiau jų turėti, bet šiek tiek dabar pertrauką padarom nedidelę, kad atsigautų. Norėčiau šiek tiek susitvarkyti su savo reikalais. Ką planuoju aš šiais metais, tai mano pasižadėjimas savo šiais metais yra mokytis naujų dalykų. Virtuvėje esu daug metų, mano mylimos sritis yra sveikas maistas, ypač kas liečia skaidulas, maistą viso grūdo ir su juo gamyba arba tų pačių nesveikų dalykų gaminimas sveikiau. Taip pat labai nemažai esu dirbusi su mokyklų maitinimu, kada išėjo tas įstatymas, kad mokyklose ir darželiuose turi būti sveikas maitinimas ir buvo pakankamai problematiška, nes nebuvo mokymų jokių, kaip pereiti į tą sveiką maitinimą, tiesiog buvo reikalavimai nuleisti ir viskas. Tai nesutinku su tuo dalyku, kad turėjo tai būti, bet aišku, buvo kaip buvo ir tada ir iš tikrųjų po šiai dienai dar turiu daug veiklos ir darbo susijusio su tuo. Ir konsultuoju iš tikrųjų mokyklas ir darželius ir iš tikrųjų ir gydymo įstaigas, lygiai taip pat ligoninių maitinimas. Nes pati turiu restoraną arba maitinimo įstaigą, užeigą, tai yra HBH Vilnius, yra šeimos verslas, mano šeima gyvena Palangoje, yra iš Palangos, aš esu iš Ringelių kaimo. Ir esu gyvenusi ir Šveicarijoje, ir Pietų Korėjoje, ir Škotijoje, ir mokiausi, ir dirbau, ir visokius dalykus dariau, ir man vis tiek tas maistas yra mano gyvenimas iš tiesų. Ir dabar gyvenant kaime mes
Tiesiog bandom daryti dalykus geriau patys. Tai yra auginti gyvūnus patys, valgant mėsą, susirasti mėsos tiekėjus, iš kurių mes perkam tą gerą kokybišką mėsą. Taip pat avieną turėti patys, sakykime, pieno produktus turėti iš kaimynų, nes laikyti pieninius gyvulius yra tikrai sudėtinga. Būtent gauname iš 3 km nuo mūsų ir grūdus gauname iš kitų kaimynų, kurie turi patys ekologiškai augina ir malą, ir veža į malūną. Iš tikrųjų tai nerealu ir labai faina, kad yra tokia galimybė gyventi taip ir stengtis mokytis ir naudoti tas žinias, jomis pasidalinti ir dar kažką išmokti. O vienas iš tų tikslų išmokti, tai noriu mokytis, grįžti į savo tas pirminį, ką aš mokinausi Šveicarijoje, tai buvo prancūziška virtuvė arba klasika, taip pat itališka virtuvė gali būti klasika, nes jie ten tarpusavį nesutarė, kas iš tikrųjų yra klasika. Ir išmokti ir pagilinti žinias apie tai, kas yra pradmenys iš naujo ir padaryti tos pradmenys, kad būtų taip pat neblogai, bet sveikiau, geriau mūsų mikrobiotai, organizmui ir taip toliau, nes aš tikrai esu žarnyno frikas. Dar kitaip galima būtų mane vadinti bezdutė, nes žmonės žvengia visą laiką, kad aš sakau, kad kai žmogus gerai tuštinasi, tai yra vienas iš kokybiško gyvenimo rodiklių. Ir tai yra iš tikrųjų tiesa, nes turbūt visi žinom, ką reiškia, kai užkietėja viduriai ir negali nueiti į tualetą ir kaip blogai tu jautiesi. Ir, pavyzdžiui, nėštumo metu, kada būna, taip būna dažniausiai ir būna dar reikia geležį gerti, tada dar apsunkina šitą situaciją, tai tos dienos būna tikrai labai blogos ir blogai jautiesi, nes tiesiog nepakakojai. Tai o apie bezdutę tai tokia labai juokinga istorija, dėl to, kad dabar buvo tokia kalėdinis prieš metus kalėdos ir kaip šeimoje kažkas pasakė, nu ten pabezdėjau prie savo antros pusės, ten jau jauni, žodžiu, jų vaikai, jau anūkai. Ir šeimoje sako, nu kaip tu čia taip galėjai? Sako, nu taigi pas mus šeimoje įprasta. Nu ir toks buvo komentaras, galbūt Aidos šeimoje tai yra įprasta. Nu, bezdalai, mano temos, nes iš tikrųjų manau, kad jeigu peristaltika, kaip sakau, gera, tai viskas yra gerai. Galėčiau apie tai kalbėti ilgai. Ir jeigu kam nors tikrai nepatinka tas dalykas, galite neklausyti, prašome perjungti. Noriu pastebėti tokį dalyką, kad aš tikrai dalinuosi savo patirtim, savo žiniom, savo gyvenimu ir savo požiūriu. Ir tiesiog tai yra anekdotinis galbūt vieno žmogaus pavyzdys, bet jis yra man tikras pavyzdys ir daug dalykų gyvenime esu išbandžius ir patyrus ir kartais iki kraštutinumų. Ir galiu pasidalinti pojūčiais ir dalykus, kuriuos aš patyriau ir tiesiog galbūt tai padės išvengti kitam žmogui to kraštutinumo, nes jisai dažniausiai tikrai nėra gerai. Ir jeigu mes kalbam apskritai apie gyvenimą, tai kraštutinumai gali būti naudinga tuo, kad tu kažką taip pat ir išmoksti ir padarai išvadas, arba tu gali iš jų neišbristi ir negrįžti, kaip pavyzdžiui, kokia ortoreksija. Tai aš manau, kad turėjau kažkokią tai lengvą ortoreksijos formą, nes tikrai maniau, kad maitinuosi super sveikai. Ten tik viso grūdo produktai, daržovės, padažai visokie su riešutais, jokios ten mėsos, jokio grūzdinto, jokio kepto maisto. Ta prasme, tokie lęšiai, pupos visokie, labai daug tokio ieškojimo, kas yra pats maistingiausias maistas ir kaip jį valgyti. Ir tikrai turėjau, netgi buvau ta žaliavalgė, žodžiu, raw vegan diet arba žaliavalgė ir veganė, nes būna žaliavalgių, kurie valgo ir žalią mėsą ir žalią žuvį. Metus laiko taip maitinausi ir iš tikrųjų morališkai nebuvo man tai gerai, aš sirgau emociškai. Jaučiausi vieniša, neturėjau draugų, neturėjau socialinio jokio rato, dėl to, kad niekas manęs nesuprato. Ir aš negalėjau niekur išeiti nei pavalgyti į restoranus, nes netikdavo maistas, alkoholio tai iš vis nebuvo kalbos, kad vartojimas, nes kad ir juokinga ir neteisinga visai taip sakyti, tačiau alkoholis arba vyno taurė ar alaus ar kokio tai kokteilio iš tikrųjų sujungia žmonės ir žmonės dėl to jaučiasi artimesni vienas su kitu, kad ir kaip galbūt absurdiškai tai galėtų skambėti. Ir kaip sako, verslas būdavo daromas per butelį. Ir dar šiai dienai iš tikrųjų yra tokių kategorijų, sričių ir kategorijų žmonių, su kuriais tu būtinai turi kažkur išeiti tam, kad kažką tai pratęsti, kažkokią tai diskusiją. Tuo metu tikrai sirgau, jau buvau ties savižudybės riba. Kvaila, bet taip yra, tai buvo. Aš visada buvau linkusi į savižudybę, net ir jaunystėje. Ir tada supratau, kad
aš nebesustvarkau su savimi, nors skaičiau, kad esu protingas žmogus ir maniau, kad galiu pati išspręsti savo emocinius reikalus, tačiau to negalėjau padaryti ir kreipiausi pagalbą su psichoterapeute, pas kurią su pertraukomis, su didesnėmis pertraukomis jau iš viso apie 5 metus, nes vėlgi mano būdui būdinga, kad aš mėgstu išspręsti dalykus nuo A iki Z. Ir būtent pas ją jau spręsti visus man kilusius klausimus, ne konkrečią sritį, bet apskritai. Ir tai iš tikrųjų man stipriai gyvenime padėjo. Požiūrį į save, požiūrį į kitus, daug dalykų atradau, daug buvo ašarų, aišku, daug tokios savigraužos ir galų gale tikrai išmokti nekaltinti kitų dėl savo problemų, mokėti, stengtis su jomis tvarkytis pačiai, gauni įgūdžius, nebesijauti kaltas dėl kažko, nebesijauti blogas ir taip toliau ir taip toliau. Ir esi iš tikrųjų labiau pasitikintis savim, bet ne tas, kur sako, oi, tu labai pasitikė savim, kaip čia taip galėjo būti, tai galbūt tas nepasitikėjimas savim te buvo išorė, kurią tu bandai parodyti, kad kiti nematytų, ką tu jauti viduje ir nebandytų paliesti tavo tos žaizdos, kur yra didžiulė atsivėrus. O jau kai iš tikrųjų tu esi tvirtas ir savim pasitikintis, tau niekam to nereikia įrodinėti, tu tiesiog esi toks, koks esi ir jeigu kažkam tai nepatinka, tai nėra tavo problema, juk tu nieko blogo tam žmogui nepadarėjai, juk galėjai net ir nematyti jo gyvai, bet jisai tavęs jau nemėgsta arba ten kažkokios kitokios priežastys. Čia yra, kaip sakau, tų žmonių problemos ir tikrai yra gerai, kada žmogus gyvena savo gyvenimą ir iš tikrųjų rūpinasi savo gyvenimo gerovę, nes mes nelabai turime resursų pasirūpinti visais kitais gyvenimais, labai dažnai stengiamės išgelbėti kažką nuo kažko tai, bet iš tikrųjų tai mes gelbėti turime save ir savo turime būti prioritetas ir tik tada, kai jau mes savo padėjome, mes galime rūpintis ir kitais. Tai va, tai mano toksai pamastymas. Taip, o grįžtant prie 2025 metų tikslų, tai tikrai noriu daugiau išsigryninti, ką aš noriu pasidaryti namuose, kalbu apie tai, ką aš noriu užsiauginti, ką noriu iš tų užsiaugintų dalykų padaryti. Atradau jau tam tikrus perdirbimo maisto metodus, kuriuos aš jau tiesiog noriu padaryti. Tai yra svarainiai, pavyzdžiui. Visą laiką, nu ką, tai čia išsidžiovinti, tai čia tą, tai čia su cukrum, tada arbatą gerti. Ir iš tikrųjų labai faina metodika, kurią Korėjai išmokau. Jis visiškai paprasta, bet aš jos iki tol nežinau. Tai tiesiog ir sakau, kad išmokau Korėjai. Tai vaisiai, aš jos belenkaip supjaustau, tai svarainiai, tiesiog atveriu tą lobelę, sėklas viską palieku. Įmetu į stiklinį didelį indą, 3-5 ten ar 10 galima litrų ir tada tiesiog užpilu cukrumi. Cukraus jie naudoja pusę ant pusės, aš naudoju 30% ir tada tiesiog palieku vėsioje temperatūroje, geriausiai iš tikrųjų sklepe arba kažkur tai, kambario temperatūra greičiau susifermentuos, galima ir kambario, bet sklepe tas procesas vyks ilgiau ir galbūt netgi yra geriau. Tai jie tai daro 100 dienų konkrečiai, o tiesiog reikia stebėti. Iš pirmo ten pradeda skirti sultis, maišus su cukru, maišyti nieko daryti nereikia, tiesiog užpili. Ir tada tas 100 dienų pralaukus tas sirupas išsiskiria ir tada ant viršų susiformuoja šiokios tokios putos arba tas fermentacijos procesas prasideda. Ir jau tiesiog ragaujant, pasižiūrėti, nusikošti viską, suspilstyti į butelius ir gali galioti tikrai netrumpą laiką, nes tai yra cukrus kaip konservantas. Ir man labai skanu iš tikrųjų, nes nėra tų visų svarainių viduje, man ne visai patinka tas uogas valgyti, būtent arbatoje, yra žmonių, kuriems patinka, nuostabu. Labai pasiteisina šito metodika šiais metais, tai būtent jau šio sezono metu, rudenį tikrai būtent viską darysiu taip. Jeigu norėsite atvykti paragauti, kreipkitės. Pakviesiu svarainių arbatos padelį. Tai vienas iš tokių dalykų. O kiti dalykai, tai tikrai turiu daugiau tikslų auginti daržovių ir prieskoninių žolelių, kurias irgi lygiai taip pat prisišaldysiu, susidžiovinsiu ar dar kažką iš jų pasidarysiu kaip ir šiais metais. Susilyginti, pasidaryti daugiau galbūt laisvių arba efektyviau išnaudoti tai, ką turiu. Nes iš tiesų tai to, ką turiu, tai yra 3 šiltnamiai, vienas iš jų beveik 400 kvadratų ir 18 laisvių turėtų užtekti visam laikotarpiai, bet dar tas laikymo periodas man neaiškus, kaip ten su bulvėm morkom, nes iš tikrųjų per drėgną ar tai žemė įkasti, nes ten visokių tų metodikų yra. Tai o dėl gėlyno, sakykime, tai irgi noriu, galbūt vieną kitą eterinį aliejų išsispausti, ten tų pačių rožių labai daug žiedlapių yra, ką su jais daryti, tai šiais metais tiesiog džiovinau ir dariau vonios pabarstukus tokius, nes yra kvepiančių ir tikrai wow, rožių tai žiedlapiai man. Ir labai atradau, jau buvau minėta, tai vyšnios dekoratyvinės. Ne sakūros, o vyšnios. Ir jų yra rūšių, aišku, įvairiausių. Padovanojo man draugė.
gimtadienio proga ir aš kažkaip, galvoju, pasisodinsiu, nieko aš labai apie ją rimtai negalvojau. Bet kai aš ją pamačiau pavasarį, tai buvo visiškai, nežinau, nurovė smegenis, dėl to, kad ta vyšnė buvo ryškesnė ir gražesnė už sakūras, jinai buvo rožinė ryškiai, labai gražų žiedai ir jie tikrai ganėtinai anksti pražydo. Sakūrų laikotarpis panašiai, sakykime, nes vis tiek augalas panašus. Ir labai ilgai žydėjo, iš tikrųjų, daug ilgiau negu sakūros žydė. Tada vasarą jinai išklėdė labai gražius žalius žiedus ir suformavo tos labai gražius, visiškai kietus, apvalius, mažučius vyšnių, dekoratyvinių vyšnių, ta prasme, uogas, kurie yra nevalgomi, jie nėra nuodingi, bet jie nėra valgomi. Ir jinai tiesiog yra labai gražus augalas praktiškai visus metus. Dabar jau jos, tai kadangi man patiko labai, aš prisodinau dar aplink namuką ir aplink gėlyną, tai labai laukiu, kada jos pražys pavasarį. Ir mėgausius jomis ir tiesiog jaučiu didžiulį pasitenkinimą ir labai galiu kalbėti apie bet kokį augalą, kuris yra tais metais atrastas. Tai vat, ir aišku, ten gėlynų tobulinimas, taip toliau. Vienas iš dalykų, kurių man padėjo iš tikrųjų kontroliuoti visokius tai amarus, erkutės ir taip toliau ant augalų, tai tas liečia ir šitas kriaušės ir, kriaušių nebuvo iš tikrųjų, dar reikėjo nuo grybo nupurkšti, bet nes iš tikrųjų neturėjau ne vienais metais, kol nepradėjau purkšti, bet aš purškiu ekologiškų purškiklių, tai Nimzalis buvo. Ne reklama, man už tai nemoka, bet tiesiog noriu pasidalinti, nes yra ekologiniam ūkininkavimui tinkantis insekticidas, sakykime taip, kuris yra gaminamas iš nimbamedžio. Tai yra tiesiog augalo žievė ir jos koncentratas padarytas. Ir aišku, kadangi tai yra natūralesnis produktas, jisai galioja trumpiau, ta prasme, purkšti jį reikia dažniau. Sakykime, kas 10 dienų, kartais kas 7, kartais kas 10, iš tikrųjų tai geriausia vertinti situaciją, nueini pasižiūrėjai, kad yra šitie tinklelis ar ten tie patys amarai, jie tik tais prasideda nuo kelių to amarėlių ant lapelių ir tiesiog purški iš abiejų pusių. Labai labai pasiteisino, superinis dalykas ir man svarbu, kad yra ekologinis ir tos pačius rožių žiedlapiai nėra kenksmingi arba daržovės ir vaisiai nėra kenksmingi valgyti. Karencijos laikotarpis kai kuriem dalykam yra 0, o kitiems yra kažkiek ten tų dienų, nes tai vis tiek yra augalo koncentratas ir augalai turi didelę galią ir nėra taip, kad tu jas tiesiog užpurškai ir iš karto gali valgyti. Šiais metais planuoju taip pat keletą sėklų savo daiginti, kas dažniausiai nespėjo šito dalyko padaryti, tai paprašau, kad kažkas už mane padarytų darbovietėje, nes daigina viską iš karto, gerai, sakau, prašau, pažiūrėsiu, kaip tai pavyks ir aš sugebėsiu šitą įgyvendinti ir aptingus būsiu jau, nes gerai jausiuosi ir būsiu išsimegojus. Ir matysime, kaip man sekasi. Labai norisi išmokti daugiau skirtingų metodikų panaudojimui priskoninių žolelių, ne tik tais jų šaldymas, džiovinimas, bet aliejai, dar kažkas, tai vat nežinau, kaip tai pavyks padaryti. Ir taip pat, aišku, norėčiau daugiau šiais metais fermentuoti, buvau nuostabiuose mokymuose su kodži grybo fermentacija. Iš Bulgarai buvo tokie kosmos restoranas, tai ten jie tikrai kosmose tie žmonės. Žiauriai įdomu, žiauriai patiko ir labai norėčiau kažką tokio pabandyti, bet ten, aišku, jau tu turi susikoncentruoti, ten apsaugos priemonės turi būti, nes tas kodžiai yra pakankamai galingas reikalas, geras grybas, bet ta prasme reikia mokėti su juo elgtis. Tai va, galbūt pavyks pasidalinti šiokia tokia informacija, sėkmė arba nesėkmė kodžiai grybo atžvilgiu. Tikrai skatinu rūpinti savo vaikų ir ligonių iš tikrųjų mitybą ir kreiptis į mane, jeigu reikėtų pagalbos ir susisiekimo su mokykla, kad pagerinti arba padėti tą maitinimą mokykloje pagerinti su esamais resursais, kalbant esamomis galimybėmis, tiesiog nueiti, paragauti, pasižiūrėti ir atitinka aprašą tokia, kaip sakau, būna tas svečias, kuris yra toks kaip mystery guest, aš nežinau kaip lietuviškai. Tiesiog slaptas svečias, kuris ateina, paragauja, pabūna, pasako savo nuomonę ir tada gali padėti kažką tai įgyvendinti. Tai tikrai tai darau daug jau laiko, apie 7 metus ir man tiesiog tai rūpi. Dėl, kaip sako, finansai, kiek čia taip kainuoja, čia bus labai brangu ir taip toliau, tai yra labai paprasta. Kai yra noras, visada galima rasti sprendimą. Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad mes galėtumėm pasiūlyti skanesnį maistą savo vaikam. Ir tai galima tikrai padaryti paprastais būdais ir neišrandant jokio tai dviračio. Kadangi turim patys savo maitinimo įstaigą
ir būna vasarą kiekiai tikrai šimtais maisto, tai tikrai netgi į tuos klausimus, kaip ten tą 100 porcijų padaryti, ar 2 ar 500, tikrai galima atsakyti. Ir aišku, ir tie viešieji pirkimai ir visos kitos problemos, su kuriomis mokyklos susiduria, tai aš manau yra tam sprendimai, bet tą reikia spręsti iš tikrųjų ne tik kiekvienos mokyklos, bet ir savivaldybių mastu, nes kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingas metodas, požiūris, svarba suteikiama maitinimui ir tikrai reikia visais lygmenimis eiti kalbėti, kad pagerinti ir suteikti tam svarbą, nes mūsų, kada žmonės ir vaikai yra pavalgę ir sveikai ir skaniai, maksimaliai kiek tai yra įmanoma, kad sutaptų, kad neitų pirkti maistą į parduotuvės, nes aišku visą laiką būna tas, kad vis tiek kažkuri dalis eina ir aišku pradžioje tą tokį maistą gyveninant, vis tiek žmonės turi prie to priprasti, tai yra tiesiog natūralu, kitaip nebus. Ir tada žmonės, kada jie nesarga, nes sveikiau maitinasi, sutaupo didžiulius resursus savo šeimai, darbo atžvilgių, streso atžvilgių, mamos visos žino. Planuok, ką nori, jeigu vaikas susirgo, visas pasaulis griūva ir tu iš tikrųjų turi būti su vaikais, vaikams tavęs reikia ir labiausiai širdis skauda būtent tada, kada vaikai serga ir nėra žodžių. Kiekviena mama, kuri galvoja apie tai, kai jos vaikas serga ir jeigu vaikas serga sunkiai, gali tiesiog sėdėti ir kaupti ašaras, ir tai yra liūdna ir blogai, ir iš tiesų kiekviena mama, kuri kalba su kita mama, lygiai yra tas pats, tas supratimas ir empatija yra aukščiausio lygmens, ir tu supranti, kad kiekvieną kartą, kai esi situacijoje su vaikais, tau bet kuri kita mama galėdama padės. Ir čia yra tas dalykas, kuris absoliučiai bendrina mus ir mūsų visuomenę, ir aš manau, mes turime mokytis šito, nes mūsų visuomenė yra labai suskaldyta. Aš esu už skiepus, esu už LGBTQ bendruomenę ir taip toliau, turiu aš savo nuomonės, galima diskutuoti, kalbėti, bet tai nieko nereiškia, dėl to, kad mes turime išmokti kalbėti dialogų. Mano nuomonė tokia, jūsų tokia, galima keistis, galima kažkiek tai netgi savo nuomonę patobulinti, galbūt adaptuoti žinias ir taip toliau, bet esmė, kad mums nebūtina dėl to pyktis arba priešintis. Na gerai, neturi skiepų, nenori, yra tam tikros priežastys, galim įsiaiškinti kokios, gal pasikeis nuomonė, o gal ir ne, gal mano nuomonė kažkokiu pasikeis ir aš nuspręsiu kažkokio tai skiepo nedaryti. Tiesiog mes turime išlikti žmonėm. Ir kaip sakau, mamos, kas liečia vaikus ir šeimos, kas liečia vaikus, jie tiesiog tikrai būna viename. Ir šiaip su vaikais yra sunku ir kartais jie yra tikrai velniai. Tai tas toksai pažvengimas iš situacijų, tai irgi yra būtinas ir kartais tų vaikų, kad ir kaip mes jas mylim, nereikia taip sureikšminti, jie yra žmonės, jie užaugs visą kitą, bet yra tam tikri svarbus dalykai kaip maistas ir lygiai taip pat ir tų burgerių ir picų ir visko reikia, bet vis tiek tas maistas turi būti, kad kai daugiau daržovių, kaip tą morką supjaustyt, kaip kažką padaryti, trupučiuką, kad pagerint, kad tikrai galima atrasti vieną kitą daržovę, kur vaikas mėgsta, ar kažkokį viso grūdo produktą. Tai va, tai mano tokia nuomonė, tikrai pati nesu joks superinis pavyzdys ir jokia super mamytė. Pastoviai kažkokius feilus darau, pastoviai tai tenka į Hesburgerį nuvažiuoti tai dar kažkur, nes tiesiog nebeturiu sveikatos, noro ir laiko ir tiesiog kartais tingiu. Ir bauskit mane, jeigu norit. Mano vaikams meilės užtenka. Manau, tai yra svarbiausia. Visą laiką apsikabinę, bučiuojamės, ypač namuose, meilinamės ir tikrai būna ir pykčių, ir ašarų, ir visko, bet tikrai meilės tai užtenka ir stengiuosi tikrai daug laiko skirti. Tikrai dažnai būna taip, kad visuomenėje esu griežtesnė arba atrodau griežtesnė vaikams, negu kad iš tiesų yra namuose. Tai va.